mes kalbam būtent apie discipliną ir flow. Šiandien svečiuose turiu viešnią Sigutę Stulpinienę, kuri yra sveikatingumo studijos geriausia tavo versija įkūrėja, sporto trenerė. Žinau, kad ir su sveika mityba, gyvensena ir visu kuo, kas sveika, gerai ir reikalinga, susiduri kasdien. Ir šiandien labai noriu tave pakviesti šitam pokalbiui, kaip ten tą discipliną mums suvokti ir tą flow vis dėlto išlaikyti. Nes tu taip ir atrodo, kad ir disciplinuota, ir vis dėlto flow. Tai kaip tau pačiai visą tai pavyksta ir, žinoma, padėsim žmonėm galbūt susivokti, ką jie galbūt kažką netaip daro, netaip suvokia, kad įeitų į tą harmoniją ir disciplinos ir flow būsenos. Tai labas, Sigutė. Labas. Aš tai šiandien norėčiau, pradėti nuo tokio vieno klausimo. Ar kada jūs susimastėt, kodėl taip sunku dabar, kai taip atšalo ir taip tamsu už lango, lipti iš lovos? Žanet, ar kada susimastei? Nu tai kaip, žinai, čia, taigi tingisi, kai šalta, kai tamsu, taigi tingisi, tai kam čia lipti, kai gali nelipti, ne? Jeigu niekas nevaro su botagu, kaip sakoma, ten kažkur tai į darbą kažkokį, tai galigi pagulėti. Tai čia, žinai, mes visi turbūt apie tą discipliną ir galvojam, kad tai yra tas botagas, dėl to mes prisukūrėm savo kažkokių baubų, iliuzijų ir dėl to bijom ir neprieinam tikriausiai prie tos disciplinos. Mano nuomonė, iš tikrųjų, dabar ir atsakant, žinai, tą klausimą, uždaviau tarsi tokį retorinį klausimą, kad visi pagalvotų, susimastytų, bet man pačiai tai iškart iškyla tas toksai suvokimas, kad mes visi ir tame tarpe ir aš, ir tai tą atsakant klausimą, ar man visada pavyksta, tai tikrai ne visada, nes aš irgi esu žmogus, aš neišimtis, tai mes visi turim tą vidinį tokį tinginį, kuris dievina tą šiltas antklodes ryte ir jisai nepritarė tam ėjimui iš komforto zonos. Tai bet įdomiausia yra tai, kad mes, kai visi iškeliam vieną bent jau koją iš tos lovos, tai tada atrodo viskas savaime pradeda tekėti, atrodo ir diena kažkokia jau lyg ir prašvito labiau, lyg tai lengviau jau darosi. Tai čia ir yra ta disciplina, kuri jūs ir ištempia iš to, kaip sakau, iš to šiltos lovos, iš to komforto, kuris realiai jisai niekur nenuveda. Bet ta disciplina dažniausiai, kai jinai yra suprantama, kad tai yra kaip botagas, tai jinai toliau niekur ir nenuveda, nes šalia to nebeatsiranda nei pačios tos disciplinos nebėra. Čia ypač turbūt galima būtų pritaikyti tiem, kurie dirba su individualiom veiklom. Ir aš tame tarpe irgi buvau, kada tu ne tos disciplinos nebegali susirinkti, nes nebėra tos ir flow būsenos šalia, apie kurią tu kalbi. Jo, ir iš tikrųjų aš jau pastebiu šitą dalyką tiem, kurie buvo pripratę prie neva disciplinos, kaip sakau, to botago, nes reikia į darbą, taigi bosas ten, žinai, kirs per atlyginimą, dar kas nors, žodžiu, yra tie tokie nemalonūs dalykai, jeigu tu nebūsi ale disciplinuotas, bet iš tikrųjų tai čia mano irgi supratimu visiškai skirtingi dalykai. Čia yra tik tai muštras, išmokta, tai, sakykime, kaip tam tikras ar ne įprotis suformuotas, bet tai nieko bendro su disciplina. Ir tokie, kai išeina į savo verslą, į savo asmeninę kažkokią tai veiklą ir neturi šito įpročio disciplinos, tada ir prasideda visos bėdos. Taip, ir čia tada ir nebėra, mes nebegalim surasti tos flow būsenos, tai yra to pasimėgavimo. Mes nemokam tiesiog mėgautis. Mes esam išmokę tuose, kaip sakau, darbuose, kuriuose, samdomuose darbuose disciplinos, atsikelti ryte, išlipti vos ne autopilotų iš lovos, bet flow būsenos tame nėra, nes mes nemokam mėgautis tuo. Tai čia ta flow būsena yra reikalinga ir aš manau, jinai atsiranda tada, kada mes patys susikuriam tą tokią magišką akimirką, kuri leidžia pasimėgauti tuo, ką aš darau. Kitaip tariant, man tai yra vienas kitą papildo. Flow papildo discipliną, disciplina papildo flow būseną.
Žiūrėk, ar teisingai suprantu, kad reiškia tiesiog mes turim turėti, vardan ko mes, sakykime, keliamės, vardan ko mes tai darome, ar ne? Tada mes Taip, taip, galime. mes turim turėti tikslą, dėl ko aš tai darau. Nes aš galiu iš savo patirties pasakyti, kai aš dirbau valstybinėj įstaigoj, tai yra samdomas darbas, aš irgi turėjau tą autopilotą, kad vat, aš dabar turiu anksti keltis, atsikeliu, nesvarbu, kada nuėjau miegoti, nuėjus į darbą, aš nesijaučiu laiminga, nėra tos flow būsenos, dėl ko aš darau, nes paskutiniu metu aš tiesiog jaučiausi neįvertinta, nu, vat, nebuvo to malonumo ir kiek tai galėjo tęstis, nu, kai tu pagaliau supranti, kad tu pats iš vidaus degi, nes tu nebegali susikurti tos flow būsenos ir tada tu tiesiog esi priverstas išeiti. Tai vat, bet ką įmantis, ir jeigu tai kalba būtų ir apie patį sportą, mes tai turim suprasti, kad aš turiu turėti visų pirma tikslą, kodėl aš tai darau, ir tada susikurti malonumą. Tai reiškia pasirinkti tokią sritį, kuri man teiktų malonumą. Arba pasirinkti tokį žmogų, kuris mane įkvėptų, su kuriuo aš jausčiausi gerai ir kuris man suteiktų malonumą. Nu, tarkim, aš pati vesdama treniruotės, nes man pats sportas man yra malonumas, aš visų pirma prieš tai kėliausi savo tikslą, kodėl aš tai darau, ir tai buvo tas vidinis vedimas, tai čia turbūt ir būtų tas toksai moteriška energija, kada tas yra vidinis iš vidaus supratimas, kodėl aš tai darau. Ir paskui ta flow būsena, kada aš paskęstu ir, pavyzdžiui, treniruotėse aš pametu laiką. Dėl to pas manęs visos treniruotės yra parašytos ir vyksta pagal laikmatį, nes jeigu jo nebūtų, aš nežinau, kiek užtrukčiau toj treniruotėj. Ir man labai yra smagu, kad kai žmonės jie ateina į treniruotę, jie visi treniruotės pabaigoje tokiom didelėm akim klausia, tai jau viskas, kaip čia taip greitai viskas praėjo. Tai va tada man tai yra pats didžiausias džiaugsmas, nes aš suprantu, kad ir tie žmonės kartu su manimi tuo metu buvo toj flow būsenai. Na, ja, aš manau, kad čia daug ką daro tiesiog energija, ar ne? Energetika, kaip sakau, Taip. o tu sugebi sukurti tiesiog šitą erdvę tokią, kad žmonėm gera toje erdvėje, Taip, tavo taip. sukurtoje. Tai yra nuostabu. Ir klausimas, ar visada tu nuo pat jau mažumės, sakykime, mėgai tą sportą, ar čia buvo kažkoks tai laikotarpis, kur tarsi priversti save turėjai sportuoti, ar čia tau nuo gimimo, kaip sakoma, žinai, gal žmonės, kaip man nėra nuo gimimo, tai geriau nedaryti. Ne. Šiaip aš negaliu pasakyti, kad aš sporto nemėgau, bet buvau ta, kuri iš kūno kultūros, ne tai, kad bėgdavau iš pamokos, bet būdavau ta, kuri viską darydavau, kad sėdėti ant suoliuko ir nieko nedaryti. Tai ten, aišku, per mėnesį, žinai, Tai moteriškos aš beveik tarp tų pačių. jo yra nokios. Tai va, bet paskui turbūt atėjo tas laikas, tai čia irgi buvo studijų laikais ir vėliau jau kai pradėjau dirbti, kada jaučiau perdegimą, bet visą laiką žinojau, kad kūnas ir sportas man tai yra tie dalykai, kurie mane gelbsti, kurie man, kaip sakau, pravedina galvą. Nu, kokį draugą fainą turi. Taip, turiu tokį mielą draugą, čia irgi mano Sportininkas. sportininkas, vaikštantis stalais. Tai va buvo tokių momentų, kada man sportas gelbėjo, kada man pravedindavo galvą, kada aš atsipalaiduodavau, tai buvo tarsi gydymo būdas mano. Nuo visų psichologinių bėdų, kai aš jausdavausi visiškai išsekusi. Ir turbūt tas kritinis taškas buvo tada, kada jau išėjau iš darbo ir, kaip sakau, va tada supratau, kad pas manęs nėra tos disciplinos, aš nebemoku susidėlioti, kaip man buvo sudėliota darbe. Va tada man buvo tas baisiausias taškas, kada supratau, kad nieko nebus, kad aš visiškai esu bejėgė ir kas mane išgelbėjo ta pati disciplina. Aišku, tai reikėjo vieno žmogaus, tai buvo konkrečiai mano šeimos gydytoja, kuri priminė tiesiog man, sako, Sigutė, taigi tu mėgstu sportuoti. Ir tada, ką aš dariau, tai nusistačiau savo, pasakiau savo tiesiog, kad aš, kas be nutiktų, kaip aš besijausčiau, nesvarbu, kaip ašaros riedėtų,
aš kiekvieną rytą atsikelsiu, įsidėdavau į ausis ausines, klausydavau afirmacijų ir bėgdavau, verkdavau, bėgdavau, verkdavau ir tai truko mėnesį. Tai va, tai po to man susiformavo disciplina, o flow būsena būdavo tada, kada tu bėgi ir supranti, kad jau tavo kaip ir pastangų nereikia, nes kūnas jis tiesiog tave neša. Tiesiog įprotį naują susiformuoja ir Mhm. tada jau atsiranda tas flow savaime Taip. po viso to. Tai va, tai čia tas dalykas, žodžiu, pirminis išsukti naują energiją, kaip sakau, reikia tam tikros pastangos, nes tai yra inercija, ar ne? O inercija visą laiką reikalauja kažkokio tai tokio sunkesnio, sakykime, kol užsisuka, ar ne? O po to jau savaime viskas. Taip, nes pavyzdžiui, žmonės, jie atėję, jie sako, kaip yra sudėtinga prisiversti iš pat pradžių, kaip yra sunku toj pirmoji treniruotė, antroji treniruotė, gal kažkam ir 10 treniruotė, bet su kiekviena ta treniruote tu stiprėji, tu pradedi jausti tuos ir kūno siunčiamus signalus, kad kažkas keičiasi tavyje ir tada natūraliai paskui tu ir atrandi tą irgi tą flow būseną, kaip tau gera yra tą daryti, ką tu darai. Gal kartais ir kaip sakau, su ašarom akyse, bet vis tiek tu darai, nes tu žinai, kad po to tau pagerės. Jo, tai va čia tas žmonių noras visko čia ir dabar, greitai, dabar turi man, ar ne, čia ir tas kūno svoris, tarkim, susireguliuoti, ar kažkoks tai įprotis susiformuoti. Ir va, mes nemėgstam kažko tai atidėti tarsi, ar ne, pakentėti tam tikrą prasme, tam, kad vėliau gauti dar daugiau negu dabar, kad neva prarandi aišku, ką ten, tą iliuziją prarandi. Įsivaizdavimą, komfortą tą vadinamąjį, ar ne, kuris, kaip sakau, komfortas degradavimo pradžia yra. Taip, nes iš tikrųjų, kuo mes giliau sėdim tam komfortą ir nedrįstam išlipti, o nedrįstam dažniausiai per savo tas iliuzijas susikurtas, nes tos smegenėlės mūsų ten prikuria, oho, kiek iliuzijų, kad tu ir to negali, ir ano negali, ir čia žiūrėk, ir tau šitas nepavyks, ir anas nepavyks, bet jeigu mes jom leisim, o ta disciplina jinai ir deda tuos pirmuosius žingsnius, kurie pasako toms smegenėlėms, stop, man dabar nereikia tavo čia tų pasakojimų, ko aš negaliu, pažiūrim, kas bus. Va dabar šiandien nueisiu kažkur ten, jeigu apie sportą kalbant, šiandien nueisiu, rytoj nueisiu, pasižiūrėsiu, kaip viskas vyksta. Ir aišku, svarbiausia, ką aš rekomenduočiau formuojant discipliną, iš pat pradžių savęs neužspausti, neuždusinti. Nes ypač, kas, pavyzdžiui, ir su mityba vyksta, tai jau tada moteris ten visas išluoja spinteles, viską išmeta, lekia į parduotuvę, prisideda tik tai daržovių ir vaisių, paskui sako, aš negaliu šitaip gyventi. Ir tada natūralu, nes tada jau nebelieka to malonumo, tos flow būsenos, nes tu darai viską per sukastus dantis ir per tą nenorėjimą, per negalėjimą, per savęs baudimą, kitaip tariant. Jo, tai va, tai čia daug neapsižioti ir savęs nebausti, viskas palaikyti. Taip, jeigu sportuot gerai, tu visiškai nesportavai, tai nusistatyk, kad aš per savaitę vieną kartą išeisiu pasportuoti. Ir aš nekalbu apie tai, kad tau būtinai į salę reikia eiti, tu rask savo malonius dalykus, gal aš šiandien pradėsiu nuo ėjimo, ne? Gal jeigu aš sportavau vieną kartą ir judėjau, gal aš pradėsiu 2 kartus per savaitę judėti, ne? Arba aš pasibandysiu, vieną dieną aš eisiu pasivaikščioti, o kitą dieną nueisiu gal, pavyzdžiui, rimčiau kažkur pajudėti, ne? Jeigu mano šiandien kūnas rėkia, kad viskas, Sigutė, šiandien nebegaliu, tai gal aš tą, tarkim, treniruotę sunkesnę, kurią buvau susigalvojus, pasikeisiu lengvesnę. Ir tai nėra disciplinos nebuvimas, tai irgi yra disciplina, tik tai mes tą savo veiksmą šiek tiek pasikoreguojam pagal save, pagal savo pojūtį tai dienai. Va čia ir tada atsiranda tas flow, kada iš eilės, gražiai, palaipsniui, neperlaužant savęs, kaip sakai, ar ne, o kas neleidžia pasikoreguoti. Taip. Gerai, va čia yra tas moteriškas prieimas prie viso to, fantastika, super, man labai patinka tai girdėti, kad tu dirbi, kaip sakoma, ne tik su kūnu, bet ir su sąmonė žmogaus, su jo protu, ar ne, ir ne veltui mes ir susitikom bendrai ir pavadinimai net sutampa, nes tavo studija irgi geriausia tavo versija, o mano knyga tai yra irgi apie naujos tavo versijos sukūrimą. Tai vad ne veltui ir tavo knyga yra mano studijoje.
Tai va, tai visiems, kas aplankysite Sigutę, ten, žinokit, rasite ir Perkurk save knygą. Beje, Sigutė yra ir MyVault partneris, tai netgi yra galimybė tiem, kas MyVault naudojasi, gauti tam tikrą grąžą atgal. Tiek ir nuo knygos, tiek ir nuo Sigutės paslaugų. Tai va, tai čia gera žinia tiem, kas jau MyVault. Mes, aišku, galėsim pasidalinti nuorodomis ir kas neužsiregistravę, prisiregistruokit, nes tikrai verta ir naudinga pasinaudoti tuo, ką žmonės duoda jums, ne, ką verslai duoda. Tai dėkui tau, Sigutė, už, kaip sakant, prašvietimą šiek tiek mums minčių ir aš dar norėčiau pabaigai paklausti, kokio tipo, jau maždaug įsivaizduoju, bet vis dėlto galbūt tu turi kažkokį tą tokį žmogų, sakykime, kuris yra tipinis tavo treniruočių lankytojas. Kas su juo vyksta, arba kas ten ar galvoja, ar kūne, ar kažkur, kad atpažintų žmonės, kad čia jiems tikrai yra vieta. Pas mane visokių apsilanko žmonių, bet, kaip sakau, pasilieka tie, kuriuose vyksta transformacijos, bet jie patys kartais net nesuvokia. Tai vat mano darbas ir yra parodyti žmonėm, kad vos tik tai įžengia į mano studiją, jie jau yra ta geriausia versija, jiems jau viskas pavyks. Tai parodyti, kad viskas lengvai ir paprastai visiems pavyksta. Tik tai, kaip sakau, aš padedu turbūt nuimti tuos iliuzinius akinius, kuriuos uždėjo tos smegenėlės ir sakė jums, kad jūs negalite to arba ano daryti. Yes. Ir aš kiek žinau, tu dirbi ne tik tai tiesiogiai, bet dirbi ir internetu, ar ne, tiem žmonėm, nes tu pati iš Vilniaus, gal gali adresą dar patikslinti. Taip, aš esu iš Vilniaus, studija randasi Justiniškių 134A Vilnius. Tai treniruotės šiaip visos vyksta fiziškai gyvai, susitikus studijoje. Man asmeniškai taip labiau patinka, todėl kad man labai svarbi yra kokybė. Online aš treniruotės vedu tokiu atveju, jeigu bent kartą buvau susitikus su žmogumi ir mačiau, kaip viskas vyksta. O vat visos mitybos, konsultacijos, kas liečia mitybas, tai visos galimos internetu, nėra būtina gyventi Vilniuje, tai vat jiem galiu padėti, kaip sakau, susidaryti tą savo discipliną ir susikurti tą savo flow būseną, kad nereikėtų savęs mušti to botagėlių ir paskui liūdėti, kad vėl ir vėl pradeda iš naujo. O jeigu va tokia Žaneta, kažkur ten toli Palangoje, iki Vilniaus atvažiuoti, nu tikrai toli, bet tai, ką girdi, jai labai patinka ir labai norėtų. Ar yra kažkokia? Aš visada atvira esu už bandymus ir darimus, svarbiausia, tas žmogus pradėtų daryti, o ar paskui mes ten turėsim keletą treniruočių, ar nuolatos bendrausim, nu tai, kaip sakau, aš padedu žengti tuos pirmuosius žingsnius, o paskui žiūrėsim, kaip bus. Tai pas tave galima tiesiog, sakykime, pirmai konsultacijai, tu darai tokį dalyką, nesusitikti taip. Taip. O po to jau susidėliojat planą, jeigu reikia kažkokį tai konkretų. Liuks. Tai va, mėlyjeji, išgirdote, aš manau, labai daug vertingų dalykų apie discipliną ir kaip formuoti tą flow vis tiek išliekant disciplinuotų, kas yra be galo svarbu gyvenime, bet kurioje gyvenimo srityje. Ir jeigu yra noro keisti, transformuoti save būtent per savo kūną, per savo protą, kadangi būtent Sigutė ir siūlo ir kūno, ir proto harmoniją, ir tą visą subalansavimą, tai kviečiu daugiau pasidomėti, mes nuorodas visas įkelsim, kur mes galim Sigutę rasti po šituo laivu. Ir aišku, dar kartą primenu, ten rasite ir Perkurk save. Nuostabią knygą, kurią tikrai verta perskaityti kiekvienam. Jo, ačiū labai visiems, Sigute tau ir sakau iki kitų kartų. Iki. Ir ačiū, kad pakvietei.